Labas rytas žvejai. Laukia -6, o mes į žvejybą. Šiandien kiek kitoje aplinkoje maišysimės jaukus, taupydami laiką ir kad nešaltų rankelės. Ir kaip visada porą eksperimentų. Jaukinsim bulką. Matysim, kas čia mum išeis iš to. Idėja tai nėra mano, mačiau iš tikrųjų lenkų sportininkai taip daro ir visas tas reikalas labai įdomiai atrodė, todėl nusprendžiau ir pats pabandyti. Kitas momentas, VDE Dynamic Feeder, daug kanapės ir plikinsim verdančių vandeniu. Ir su šitais dviem jaukais prie -6 važiuosime į šešupę. Kad bulką paruošti, ją reikia pertrinti per sietą. Sietas čia yra 4 mm. Ir pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Iš tikrųjų tais. Matau, paprasta nebus. Paprasta nebus. Pakeisime taktiką. Šitaip galbūt geriau. Kažkas panašaus gaunasi, kas jį turėtų. Ir taip, abudu pakelius pertrinu ir susitinkam toliau. Taigi, pasaka. Nežinau ar matyti gerai, bet tobulas dalykas. Pasaka, jei žuvies pagausim, nes pasakos laimingai baigtis turi. Tai va, čia vienas variantas, vėliau kitas. Čia daug nieko neišradinėsim. Visada norėjau pabandyti iš tikrųjų. Nors gana dažnai aš taip darau. Bet kokį jauką užpylus verdančiu vandeniu visiškai kitoks jaukas tampa. O šitam jaukiai yra daug kanapių dalių. Labai daug. Ir tuo pačiu jaukas nuo karšto vandens, čia yra 400 ml, turėtų tiek užtekti. O pusė. Tai sveiki prie upės. Žvejybos sąlygos tai arti ekstremalių. Šąla viskas nuo sieto. Apie valą net nekalbu. Turim vieną žuvį, ešerys, jaukinant bulką. Nėra blogai tikrai. Ir kas padeda, iš tikrųjų neturiu aliejukų, kad sutepti valą. Naudos duotų tikrai, bet meškerės viršūnėlė vandenį. Tai tik tais ne tai, kad minusas, bet kada įsitrauki permest, reikia greitai viską daryti, nespėja pritraukti. Kol vandenį būna, permetant, traukiant, viskas gerai. Esam ties puskelniais, vieta galbūt daugumai žinoma. Kitoj pusėje jau ledas, tai gaudom panašiai iš vidurio, čia apie vidurį ir vaga yra. Jaukinam kol kas tik bulką, šito jauko net nenaudojam. Masalas kol kas matilius, kuris irgi šąla. Čia iš tikrųjų tai paskui uždėsim
rankšluostuką, tai taip neprišals. Ir matysim, kaip čia seksis mums viskas toliau. Kol kas žuvį jau turim, tai jau gerai, nes labai didelių vilčių nebuvo, bet prie vandens daugiau šansų. Antra žuvis, kuojukiai, tik tais bėda ta, kad kol ištraukė žuvį, spėjo užšalt viskas. Šiaip vandenį laikymas viršūnėlės tai tikrai pasteisino ir dar nuleidau žemiau, nes šaldavo ten iki tam tikro žieduko. Tai iki to žiedėlio nuleidau meškerę į vandenį ir ištraukimas, permetimas, jokių problemų nėra. Bet va ištraukė, kol nukabini žuvį, prasideda niuansai. Įkiši į vandenį, čildai. Dar iš tikrųjų šiek tiek net nustebinu, neina stipriai kimšti į šėryklėlę, nes labai gerai laikosi. Žiūrėsiu. Gal atėjo koja? Pavadėlis 70 cm. Kabliukas tai gurūko rankų 16 numerio. Bet iš esmės tai plonos vėlos ir nedidelis. Kelis dar turėjau, tai pasirišau. Valo storis 0,95. Ir viskas, bandom toliau. Žvejojam 2,5 valandos jau. Tos pačios 2 žuvys. Oras nelepina. Sutikom iš tikro prenumeratorių. Tai atvežė aliejukų, sutepėm ryte. Kas tikrai padeda. Dabar pradėjau jaukinti, iš tikrųjų jauku. Pažiūrėsim, kas bus. Gerą valandą. Gal ant jaukaus susigundys koja. Nes šiaip nei gyvos dvasios ant vandens paviršiaus nematyt, kad kažkas vyktų. Bet nepasiduodam dar. Šiandienos avantiūra baigta. Buvo arti ekstremalumų. Bet nesiskundžiam. Pavyko sugauti 2 žuvis. O pagrindinis tikslas šiandien vis tiek buvo paskelbti konkursą. Todėl prenumeruok kanalą, komentaruose rašyk Fishing Insight, spausk laiką ir trauksime net 3 nugalėtojus, kuriems dovanosime 3 rites. Apie žvejybą, jeigu trumpai, iš tikrųjų ekstremalumas buvo tame, kad viskas labai šalo, kirmėlės, meškerė, net sietas ir tas sušalęs. Bulkaus eksperimentas tai tikrai dar bus pabandytas, nes ir šėrykloje laikosi puikiai, tikrai buvau maloniai nustebintas ir tas man labai patiko. Žvejybos eigoje pabandėme ir kitą jauką, bet su kitu jauku iš tikrųjų niekas nepasikeitė, žuvis visiškai neatsiliepė, matytas staigus atšalimas vis tiek daro savo, kabliukai pavadėliai praktiškai standartas, 70 cm plonas kablys, kablys plonas dėl to, kad kabliukai yra ne tai, kad žuviai, bet masalui, ant storo kabliuko vis tiek dabar pagrindinis masalas matilius. Tai tiesiog uodo trūklio tos lervos užmauti neis, lengvumas kabliuko. Tai viskas tas šiandien iš tikrųjų ir buvo daroma ir nesušalom, konkursą paskelbėm ir iki greito.